Pokytis realybėje gali įvykti tada, kai mes pakeičiam savo vidinius veikimo modelius. Tai pirmiausia, visas pokytis jisai prasideda nuo suvokimo, problemos arba įsitikinimo. Tai tarkim, jeigu jūsų situacija yra tokia, kad yra problemų ar su pinigais, ar su santykiais, pirmiausia, ką reikia padaryti, tai suvokti problemą, kur yra įsitikinimas. Dažniausiai žmonės nuo pat mažens į savo galveles įsideda labai daug visokių dalykų, informacijos, įsitikinimo, kurie net nepriklauso jiems, bet buvo išmokti ir išgirsti. Tai pirmas dalykas, ką reikia išsiaiškinti, kur slypi įsitikinimas. Kai mes jau suvokiam įsitikinimo galę, prasmę, sekantis žingsnis, kurį galim padaryti, tai yra kasdienėse situacijose elgtis visiškai priešingai kitaip, negu jūs buvot įsitikinęs ir veikti iš naujo susikurto įsitikinimo. Tai išpratimas būtų toks. Pirmiausia, suvokti savo įsitikinimą. Tai reiškia, jeigu pavyzdžiui apsipirkinėjat parduotuviai ir tarkim, nežinau, suvokėt, kad neįmat pomidorų, nors jie ir jums atrodo skanesni, bet jiems nėra akcijos ar kažkokia panaši situacija. Tai būdinga daugeliu lietuvių. Tai pastebėję šitą situaciją, jūs galite iš karto užfiksuoti įsitikinimą, kad jūs neleidžiat savo pirkti, kad ir eurų ten brangesnių pomidorų, dėl to, nes jiem nėra akcijos. Tokia buvo mano situacija, kad net nežiūrėdavau kitas prekes apart akcijinių. Ir tai yra tiesiog išmoktas modelis, apie kitą mes net nepagalvojam sąmoningai. Tai kai užfiksuojam šitą dalyką, kitą kartą, kai eisit į parduotuvę, pradėkit elgtis visiškai priešingai ir žiūrėti dalykus ne tiem, kuriem akcija, bet tų, kurių iš tikrųjų norit. Ir aišku, šitas pavyzdys yra labai lengvas, paprastas ir gan lietuviškas, bet taip šitą praktiką gali taikyti absoliučiai visuose dalykuose. Tai jeigu jūs dabar esat situacijoje A ir norit nuvykti į situaciją B, jūs turit važiuoti visiškai kitokiu keliu, negu važiavo dabar. Tarkim, tikrai yra pas kiekvieną tokių situacijų, kur su šeimos nariais ar su draugais nuolat pakliūnat į tą pačią situaciją. Pirmiausia, ką turit padaryti, užsirašykit šitą situaciją ir leiskit savo suprast, kaip jūs tuo metu toj situacijai elgiatės. Išsirašykit taip, kaip elgiatės ir kitą kartą, kai vėl atsitiks šita situacija, atsiminkit savo elgesio modelį, kad jūs jau taip elgiatės kiekvieną kartą. Ir atsiminkit antrą dalyką, kurį jūs turite užsirašyti savo sąsiuvinuke, kaip jūs galite naujai pasielgti toje situacijoje ir kaip toje situacijoje pasielgtų žmogus, tai yra jūs, kuris važiuoja ne į tašką A, o į tašką B. Tiesiog pabandykit, kai tik pastebėsit, kad situacija yra tokia pat, pabandykit pasielgti visiškai priešingai. Jeigu esate įpratę konfliktų metu, nežinau, pulti atgal ar šaukti ar dar kažką, pabandykit visiškai kitą variantą. Suprantu, tikrai sudėtinga pakeisti daug metų veikianti tą patį mechanizmą, bet jei per kiekvieną tokį nutikimą bent keletą procentų, kad ir 0,001% pasielgsit kitaip, pavartosit kitokį žodį, kūno kalba šiek tiek pasikeis, tarkim, prieš duodant atsaką, tik šiek tiek sustosit ir pagalvosit, ką galėtumėt atsakyti tokioje situacijoje. Taip po truputį jūs pradėsit integruoti tą naują veikimo modelį ir iš tikrųjų net nepastebėsit, kaip po kažkiek laiko, gal po 20, 30 ar 40 dienų, ar tarkim po 10 tokių situacijų, jūs jau reaguosit visai kitaip. Arba bent jau sąmoningai suprasit, kad taip aš renkuosi reaguoti taip ir ne kitaip, nes tiesiog keičiasi mano gyvenimo požiūris, gyvenimo tikslai ir viskas. Ką noriu priminti, kad tikrai įvertinkim
mažų dalykų įtaką mūsų gyvenimuose. Tai yra labai labai svarbu. Maži dalykai kartais atrodo, kad jie nieko negali padaryti, bet žinokit, kad dažniausiai mes net nepastebim, kaip maži dalykai pradeda daryti įtaką mūsų gyvenimuose. Tai linkiu tikrai pabandyti šitą dalyką ir pritaikyti šitą formulę absoliučiai visose situacijose. Pradėkit nuo lengvų, nespauskit savęs, bet jeigu kažką tikrai norit gyvenime pakeisti, pabandykit pasielgti absoliučiai priešingai, negu elgėtės iki šiol. Tai tiek šiandien, sėkmės!